Sveiki visi, aš esu Tomas iš L-Dogmos komandos ir šiandien norėčiau jums parodyti keletą, gal ir ne keletą labai naudingų Inferno smaukų. Taigi, pradžiai joininkime Inferno mapą. Šitie smaukai pagrinde bus už Terror Side'ą. Kitame video galbūt parodysiu smaukus už CT Side'ą, flashus už CT Side'ą, playus už CT Side'ą. Ir kadangi esu supportinis playeris pas mus komandai, tai parodyčiau supportinį žaidimą Inferno mapę. Ta prasme, kaip reiktų supportinti B saugantį žmogų. Palauksime, kol čia užlaudins. Na, užkrovę joininkime teroristų side. Žiūrėkime botus. Taigi, susiveskime Dievą. Susiveskime Dievą. Nesibaigiančias kol kas. Ir duokime savo smaukų. Nuo klipo jau užsibindiname ant kontrolą. Taigi, pirmas smaukas bus iš terų respo į midą, kad tavapas jūsų nepašaltų. Taigi, taikome, stojam per vidurį šitą vazoną, atsisukame tiesiai ir biškai nusitaikome aukščiau va šito stogo. Ir bėgame tol, kol taikinukas va čia pasieks. Taigi, ir tada pašokame. Matome, atsimuš nuo sienos, nušvys vištą ir labai geras smaukas. Per jį išvis nieko nesimato. Visai nieko nesimato. Ir jūs galite tiesiog ramus pam ir eit bananą ar ten, kur norit, žodžiu. Taigi dabar parodysiu keletą paprastų banano smaukų. Tai pirmasis būtų CT spavna. Einame į šitą kampą. Taikomės virš šito tiesiai ir tada biškai virš šito laidą. Ir tiesiog metame. Ir gražiai nusileis, kur mums reikia. Supportinis žaidėjas negalės iš čia padėti. Jam teks bėgti per ruinus. Ir dabar parodysiu, kaip užsmaukinti ruinus, kai jisai ir ten nieko nenuveiktų. Einame prie šitų malkų į kampą. Ir kylame po truputį. Einame, kol nebekils. Tada nusitaikome į šitą anteną, kažkur ties čia. Ir tiesiog paleidžiame. Ir matome, jam iš čia nieko nesimatys. Ir iš čia jam labai prastai matysis. Nieko jis nematys. Taigi yra labai gera kombinacija. Tai yra užsmaukinti CT spavną ir konstrukciją. Tada priešam belieka slėptis tik tais tamsoj ir iš trijų karalių, kaip mes vadiname komandai. Na, dar čia, bet čia bent jie turi pompas. Tai metate smauką tenais. Metate smauką tenais. Nelabai pavykę smaukai. Ir jie slėpsis. Jie iškart slepiasi čia ir jum belieka šitą vietą tik padegti. Ogi klausimas, kaip ją padegti? Taigi skrendame, aš jums parodysiu, kaip ją padegti. Einate prie šito. 2, 3. Jis va ant tokio posūkio. Ir atsistojate priešais jį per vidurį. Ir va, užlipate ant va šitos pakilos. Bet svarbiausia ne per daug užlipti, nes matome, čia galima belenkiek kilti iki debesų. Pakylate ir nusitaikote va į šitą va tvoros dalį vietą. Taikotės ne ties viduriu šito, kur skiriasi tamsa ir šviesa, o biški kairiau. Ir tiesiog paleidžiate. Na, nelabai pavykęs molotovas, palaukit, parodysiu geresnį.
Dabar rimtai? Ai, aš per aukštai pakylu. Gerai. Va. Matome, viskas puikiai dega. Priešai nėra kur slėptis ir tada jūsų teammateai lįsdami. Tiesiog pipiau. Jei kuris nori bėgti, keis savo poziciją ir bus jam ragai. Dar gerų smaukų yra A-sidai. Tai norint užsmaukint šitas duris, kad sėdintis žmonės čia arba čia nenušautų. Ateinate čia, šitą vazoną velniop ir nusitaikote į kamino patį kampuką ir biškį kairiau ir tiesiog paleidžiate. Atsitrenks 3 kartus. 2, 3. Ir puikus smaukas nukris. Jau. Na, jam lieka duris, bet lendant jūsų nušauts, bus geras smaukas, jūs tiesiog piau ir guli lavonai. Ar vienas geras smaukas yra mesti čia, kad jūsų nepašautų prieš čia stovintis avapas arba library stovintis avapas. Taigi, einame čia į kampą, nusitaikome virš šito kamino, ties viršutinė šita antenos dalimi ir pašokome ir metame. Matome puikiai. Priešas esantis iš vis čia nieko nematys. Juk čia dar smaukų galiu jums papasakot. Pitą galiu parodyti, kaip užsmaukint. Einame ties šitą vat liniją. Šituo šniūru, ant kurio laikosi skalbiniai. Ir smauko kamputis turėtų būti lango kamputė. Va tenais. Ties šita vat vieta turit nutaikyti savo smauko kampą. Nutaikome ir tiesiog paleidžiame. Ir pite esantis žmogus jums šis nieko nepadarys. Jisai turės atsidengti čia. Čia taip pat nieko nematys, arba čia. Tiesiog iš balkono vienas einantis žmogus galės jį pašauti. Taigi, jei patiko ši pamoka, pasubscribinkit mane, paspauskit laiką L-Dogmos Facebooko puslapyje. Pakomentuokit, kokio mepo norėtumėt smaukų. Manyčiau, antroji pamoka bus sprėjaus arba aimo pamoka, kaip improvinti jūsų aimą arba sprėjų, kad silveryje nevadintų bronzinio. Ir iki susiuostymo klan mečuose. Iki